Kurdami e-receptą, pirmiausia prisijunkite prie e-sveikatos portalo. Tam naudokite elektroninį parašą. Pasirinkite, kuriame skyriuje dirbate. Šis langas pasirodys tik tuo atveju, jei esate įdarbintas daugiau nei viename įstaigos skyriuje. Registruokite paciento apsilankymą įvesdami jo asmens kodą. Apsilankymo informacijoje spauskite pliusą. Pasirinkite apsilankymo aprašymą. Spauskite tęsti. Pildant apsilankymo aprašymą yra būtina pateikti paciento nusiskundimus. Nurodę diagnozę ir jos tipą, spauskite pridėti. Aprašykite taikytą gydymą, baigę pildyti informaciją, ekrano apačioje spauskite pateikti duomenis. Dokumento meniu pasirinkite tvarkyti vaistų skyrimus, pasirašyti receptus. Kitame lange pasirinkite skirti vaistą. Atsidariusiame vaistų skyrimo lange suraskite išrašomą vaistą. Užpildykite laukus apie vartojimo būdą, vartojimo dažnumą ir gydymo trukmę. Nurodykite recepto galiojimo laiką. Recepto išrašymas baigiamas jį patvirtinus elektroniniu parašu. Tai padarę nepamirškite pasirašyti ir apsilankymo aprašymo formų E025 ar E003.